Džiaugiuosi, kad pasirinkote daugiau sužinoti apie konkurencijos teisę ir konkrečiai kartelinius susitarimus. Kartelinis susitarimas ir kartelis konkurencijos teisėje yra suprantamas labai panašiai kaip ir narkotikų kartelis. Tai yra kelių gamintojų, prekiautojų, konkurentų susitarimas prekiauti tam tikromis arba teikti paslaugas tam tikromis sąlygomis ir taisyklėmis. Tai kokiegi būna draudžiami susitarimai, kuriuos mes galim pavadinti karteliais, atskirai apie kiekvieną. Draudžiamų susitarimų sąrašo nėra. Tačiau yra tam tikros kategorijos, kurios atsitinka dažniausiai. Vienas iš tokių ir labiausiai sunkių konkurencijos teisės pažeidimų yra dviejų ar daugiau konkurentų susitarimas palaikyti, nustatyti arba laikyti kažkokią minimalią kartelę kainoms. Pavyzdžiui, Forum Cinemas su Multikino ir Cinnamon Operations susitarė nepardavinėti pigiau, tai yra netaikyti nuolaidų bilietams pirmasias 2 filmų rodymų savaitės. Nors konkretaus susitarimo dėl kainų nebuvo, tačiau toks susitarimas sąlygoja, kad bilietai nebus pardavinėjami pigiau tam tikrą laikotarpį. Laivų agentavimo byloje buvo susitarta asociacijos lygyje palaikyti minimalius tarifus agentavimo paslaugoms. Tai yra neteikti tos paslaugos pigiau negu atitinkami tarifai sąlygoje. Tai riboja konkurenciją per kainą ir vartotojai negali gauti prekės arba paslaugos pigiau vien tik todėl, kad konkurentai tarpusavėje susitarė. Konkurencija turi būti sąžininga ir konkurentai turi būti laisvi ir spręsti savarankiškai, kokią kainą savo produktui ar paslaugai nustatyti. Draudžiami susitarimai būna įvairūs. Pavyzdžiui, gamybos apribojimai. Lietuvoje tai yra ortopedijos technikos byla, kur konkurentai tarpusavėje susitarė dėl tam tikro kiekios ortopedijos produktų pagaminimo ir patikimo pardavimui per metus. Tai yra draudžiama. Tačiau jeigu Rolex arba McLaren nusprendžia dėl vienetų per metus savarankiškai, tai neturi įtakos kitų konkurentų kainoms ir neturi įtakos kainų didėjimui vien dėl to, kad buvo susitarta. Tai yra savarankiškas įmonės sprendimas, kuris leidžiamas. Apie ortopedijos technikos bylą buvo sužinota konkurencijos tarybai gavus elektroninius laiškus, susirinkimų protokolus ir kitą medžiagą. Dar vienas draudžiamas susitarimas įvardymas kaip rinkos užšaldymas. Lietuvos kinologų draugija priėmė sprendimą uždrausti pardavinėti šuniukus su dokumentais netiesiogiai klientams, būsimiems šeimininkams, o į parduotuvės. Nors toks sprendimas gali turėti tam tikrų teigiamų aspektų, tačiau konkurencijos teisės požiūriu tuo yra užšaldoma rinka. Sudaroma dirbtinė kliūtis kitiems į ją įeiti, patekti, tai yra gebėti prekiauti arba teikti paslaugas. Tokiu būdu ribojamas konkurentų kiekis rinkoje, atitinkamai mažėja konkurencija. Apie šį pažeidimą konkurencijos taryba sužinojo Lietuvos kinologų draugijai savo svetainėje paskelbus šį sprendimą su efektu, kad rinka tapo užšaldyta. Pasiūlymas viešuosiuose pirkimuose derinti draudžiama. Tai dažniausiai vyksta dėl kainos, dėl rinkų, dėl klientų. Ir tuo yra ribojama konkurencija, jinai tiesiog imituojama, o ne vyksta. Laimėtojas yra žinomas iš anksto. Tai yra blogai. Konkurencijos taryba įrodymais apie draudžiamą susitarimą viešuosiuose pirkimuose dažniausiai laiko tendencijas tarp laimėtojų, kainų, rinkų, taip pat rašymo apsirikimus ir vienodą formatavimą skirtingų įmonių pasiūlymuose į tą patį pirkimą. Įrodymai dažnai atkeliauja iš konkurentų, savivaldybių, kurios organizuoja viešuosius pirkimus, taip pat ir specialių tyrimų tarnybos. Sankcijos už šios pažeidimus tikrai yra nemažos.
Radus vienodą formatavimą ir tą pačias klaidas, pasiūlymuose buvo skirta 31 ir 381 tūkstančio eurų baudos, o labai specifinėme, bet itin garsiai nuskambėjusiame jungtinės veiklos draudžiamame susitarime statybų sektorėje skirtos 3 ir 8 milijonų eurų baudos. Jeigu dalyvaujate viešajame pirkime ir manote, kad kartu su konkurentu dalyvauti bus lengviau, susimastykite. Tik jeigu turite konkrečius įrodymus, kad vienas dalyvauti negalite, neįstengsite atitikti kvalifikacinių arba kitų reikalavimų, turi prasmės jungtinė veikla. Kitokiu atveju pagalvokite, galbūt savarankiškai dalyvauti pirkime yra saugiau, bent jau konkurencijos teisės požiūriu. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia informacijos mainus. Kodėl tai yra draudžiama? Įsivaizduokite, jeigu prieš pusmetį yra paskelbiama, kokios kainos bus per Kalėdas, konkurentai gali prisiderinti prie šių kainų ir rinkos netikrumas mažėja. Jeigu konkurentas sako, kad pardavinės brangiau, tai visi prisiderins ir pardavinės brangiau. Jeigu sakys, kad pigiau, visi irgi žinos, kokią kainą jiem pardavinėti ir konkurencija per kainą nevyks. Nebus netikrumo. Dėl to nukenčia vartotojai. Lietuvoje yra pavyzdžiai pagrindiniai du. Popieriaus didmenininkoje byloje buvo kas ketvirtį apsikeičiama informacija apie gamybos apimtis. Pienininkų byloje asociacija savo nariams kas mėnesį siuntė informaciją apie supirkimų apimtis. Tokiu būdu apsikeitus informacija buvo palaikomas pelningumas vartotojų sąskaita. Kai tu žinai, už kiek ir kiek superkama, lengviau surasti ir susidėrėti tau reikalingą kainą. Prisiminkite, dalintis jautria, nauja, detalia, svarbia jums informacija, kuri yra nevieša, draudžiama. Asociacijos rūmai yra svarbi platforma verslui siekti svarbių tikslų rinkai. Bendrų pastangų dėjimas rinkos tobulinimui, pažangos skatinimui. Tačiau neretai asociacijos tampa ir platforma draudžiamams susitarimams susidaryti. Dėl kainų, gamybos ribojimo, tam tikrų diskriminacinių veiksmų kitų konkurentų atžvilgių. Prisiminkite, kad pasyvumas dalyvaujant asociacijos veikloje jūsų nuo atsakomybės už asociacijos narių priimtus sprendimus neatleidžia. Jeigu buvo sudarytas susitarimas dėl kainų arba koks nors kitas draudžiamas susitarimas, dokumentuokite ir aiškiai pareiškite, kad su tokiu sprendimu nesutinkate ir tokiuose veiksmuose nedalyvaujate. Galbūt verta apie tai pranešti ir konkurencijos tarybai. Gerų ir kilnių tikslų siekimas neatleidžia taipogi nuo atsakomybės. Konkurencijos taryba vertins asociacijos veiklą būtent per konkurencijos teisės prizmę. Todėl nepažeiskite konkurencijos teisės ir stebėkite, ką daro asociacija, kurios narių jūs esate. Baudos skiriamos milžiniškos. Asociacijos susitarimas dėl kainų nustatymo lėmė 4,5 milijono eurų baudą, o gamybos apimčių mažinimas milijonų eurų baudą. Šiais laikais konkurencijos įstatymas numato, kad ir asociacija gali būti laikoma atsakinga už draudžiamą susitarimą, tačiau jei neturint lėšų, jos nariai gali būti įpareigoti sumokėti baudą. Asociacijos yra gerai, tačiau jeigu jums kyla klausimus dėl sprendimų arba veiklos teisėtumo, konsultuokite su teisininkais.